Tai tas vienišumo jausmas, jisai iš tikrųjų gali atvesti kažkokius labai labai skaudžius sprendimus, nes iš tikrųjų nelabai aišku, kurgi gauti tą palaikymą. Ir gali būti, kad galbūt pakaks vieno pikto komentaro arba vienos tos piktos minties praeinant, nepalaikančios, kuri gali būti tas paskutinis lašas tame jau ir taip tuščiame puodelyje, jau taip, žinai, išvarvėti visiškai. Ir čia, man atrodo, kad mes kiekvienas turėtumėm už tai prisimti atsakomybę. Už savo mintis, kurias mes galvojame apie kitas mamas, ir už savo žvilgsnius, ir už savo veiksmus. Ir tikrai kartais labai sąmoningai matydami kažkokią tai situaciją, tikrai pasakyti tą palaikymo žodį. Gal galiu pasakyti, jeigu vaikas, nežinau, griuva ant žemės, neklauso dar kažką, pasakyti,